Skatindami jaunimo pagarbą tradicijoms ir pilietiškumui susidurdavome su didelė problema. Neturėjome svarbiausio tautinio simbolio – Kupiškio krašto tautinių kostiumų. Mes visi labai to norėjom, neš vienas. Labai stengiamės, labai dirbom, dalyvavom projektuose. Materialinės vertybės įsigyti nedideliai Alizavos mokyklai te buvo vienintelis kelias. SMS Kredit inicijuojamos paramų programos geridarbai.lt konkursas. Pateikėme projektą ir rugsėjo mėnesį mūsų projektas buvo paskelbtas Geri darbai svetainėje balsavimui. Buvo visą rugsėjo mėnesį. Prašom žmonių, kad balsuotų už mūsų projektų gerų darbų konkursui. Na pradžio dar labai neįtemptai rinkom, paskui jau reikės susirinkti, važiavom į miestus, žiūrėjom renginius atėjančius. Mes turėjom planšetės ir važiavom po 5 arba po 10 vaikų. Sutikdavom žmonės, pasakydavom, kam reikia, kaip viską reikia daryti. Važiavom į Baltų dievų šventę ant Piliakalnio, Rokiškio miesto šventę, į abi dienas važiavom. Dar važiavom į Babiloną Panežinės, tai tikrai gan populiari vieta. Ir pas Valėjimo, ir Biržos, aplankėm daug miestų. Suvienijom jėgas ir atkakliai, įnirtingai visą mėnesį rinkome balsus. Nelengva buvo, bet verta. Išgarsinom savo mokyklą, suvienijom Kupiškį ir gavom paramą. Ir šiandieną švenčiame džiaugsmo šventę, o tos šventės vedėjus aprengėm autentiškais Kupiškio krašto tautiniais kostiumais. Manyčiau, paskutinę valandą, galima sakyti, buvo pati žiūriausia, nes buvo susistikus tas puslapis ir tiesiog buvo panika, nes mums trūko tik 100 balsų pasiekti antrą vietą ir mus tiko tas visas tinklalapis, skaminom į patį Vilnių. Kalbėjau su pačia ta vadove, jinai pasakė, kad už 10 minučių viskas bus gerai. Ištaigi visi susijėmėm, visi 10 atvažiavom vieną vietą, Tyto areną į Expo parodą ir ten surinkom iš karto virš 100 balsų, kad pasiektume už tai savo antrą vietą. Kai sužinom, kad jūs išties norėjote tokio gražaus dalyko, kaip tautiško, tautinio kostiumo, kurio neturėjote, aš tiesiog jaučiu garbę, garbė dabar su jumis būti, nes jūs esate aukščiau dabar, jau žinokite, virš tos pilkos masės, nes išties būti lietuviu, tai lyg ir labai paprasta, bet būti patriotu Lietuvos, nes jūs buvote tokie ir aš džiaugiuosi jaunais žmonėmis, kurie tokius gražius dalykus nedaro. Tiek darbo padarėm ir gavom atlygį, ne kaip atlygį, bet ir padžiuginom savo mokyklą, kaip paskutiniai metai. Įrodėm, kad gali laimėti. Mažų mokyklą įrodė, kad gali laimėti. Tai suvienė, iš tikrųjų, labai, kai mūsų nebedaug mokykloje, tai tiesiog labai vieną kitus labiau pažinom ir tiesiog tai labai, tai buvo į naudą. Ir tas kalbėjimas 10 klasėje jo prireiks.